Doleris jena savaitinis grafikas, taip dabar praeitą savaitę užsidarė su tokiu galingu spygliu, tam turėjo įtakos, aišku, Kipro įvykiai ir kritimas euros jena, taip patempė pagal savį ir dolerį jeną, taip ir šią savaitę tokia neapsisprendimas, toks jau prasidėjo savaitė, aišku, kritimų gerų, bet dabar matom, koks galingas toks vyksta, nu, palieka spygliukas, taip, kol kas 60 punktų. Kas čia bus iki galo dar neaišku, bet, nu, buvo judėjimas pratęstas ir dabar visai gali padaryti jeną ir korekciją iki 23 arba net žemiau. Nu, priklauso, aišku, nuo įvykių Kiprė. Taip, dieninis grafikas, vėlgi, dar yra potencialas pakristi, taip, iki 9,2, 5,7, dabar bando užsitvirtinti jeną žemiau 9,450, nu, testuoja tą lygį, jis duoda stiprus atšokimus, nu, kažko tokio patart, nu, nebent nuo 9,250 pirkti su stop loss 200 punktų, už šitų spyglių dar geriau 300 punktų, bet aišku, milžiniški stop lossai, ne, ant tokio judėjimo, ant korekcijos biški pavojingai judinėt pagal didelius periodus, taip. Aš 4 periodas, matot, mano atidėti orderiai stovi, taip, vėlgi jie stovi pagal mažesnius periodus, šitas pirkimas pagal H4 periodus stovi, taip, atidėtas orderis pirkimas nuo trendinės linijos, nuo lygio 9,360, bet labai trumpalaikės, kaip matot, tik profitas tik iki kūnų linijos, nes neaišku, nei kaip važiuos, nei kaip užsidarys, bet turėtų duoti atšokimą. Aišku, jeigu matysiu, kad H4 periodą kūnų linija yra nepramušta ir važiuojam tik tai su tokiu variantu palikti spyglį, aišku, tik profitas bus iškart pakeltas kažkur tai šitą vietą prie vidinės trendinės linijos. Taip, tas pats ir galiu pasakyti, su sell limitu jis stovi pagal trumpalaikį periodą, biškai vėliau parodysiu, taip, ką čia galiu patart, arba pardavimas nuo viršaus, nuo vidinės trendinės linijos, taip, arba dar papildomai mes galim čia sujungti 3 viršūnės, taip, ir nu, priklausomai kada atėjo, bet kol kas ateina į linijų susikirtimą, tai labai geras pardavimas arba pirkimas nuo kūnų arba nuo spyglių linijos. Jau kokį stopą sau galit leisti, tokį sandorį geriau ir rinktis. Valandinis periodas, taip, pagal šitą valandinį periodą padarytas tas pardavimas, matom, gražus tvirtas lygis 9,490, taip, nu, dar yra aiški vieta stop loss, už šitą spygliuką galbūt reikėtų pakelt, bet, nu, aš čia trumpalaikį labai, nu, matot, irgi tai profitas labai mažas, 25 punktai, tai vat toks sandoris dėl sandorio, sakysim taip, dėl 25 punktų, tai nėra ilgalaikė kažkokia pozicija, taip, o apačioje bajos nuspyglį, nes labai linksmai atšoko ir labai mažas stopas su ganėtinai dideliu potencialu sandoriu. Tai vat klausimas, kur ateis, ką paims, taip. M15 periodas, vėlgi, mes labai puikiai dirbam nuo lygių, taip, ir dabar galima pabandyti kažkokį tokį trenduką pabraižinti, bet matom, kad yra augantis trikampėlis, taip, ir turi pramušti viršų. Jeigu įvyks pramušimas, tai tikslas kažkur tai apie 30 punktų, kaip tik įsigalios augantis trendukas. Bet aišku, daug klausimų labai ir matom, kad čia irgi lygiai reikia gal taisyti, nes jau buvo, kad po pramušimo ar atnaujina biškį lygį, taip, pakeitė negu buvo iš viršaus, taip, iš apačios jisai kitaip atrodo ir mano sandoris konkrečiai orientuotas į šitą diapazoną tarp tos vietos, kur stovėjo naktį iš pirmadienį į antradienį. Taip, jeigu įlys viršų, tai va čia galima bus ir paprikiauti.